Sveiki, mėly klausytojai, su jumis tinklalaidė Autoriaus diena ir aš, žurnalistė Milda Paukštė. Čia kalbinu kūrėjus, pristatančius savo darbus galerijoje Balta Balta ir šiandien džiaugiuosi galėdama jums pasiūlyti pašnekesį su Dovile Gudačiauskaite, tekstilės menininkė, drabužių dizainerė, teatro kostiumų dailininkė, randančią laiko ir dėstyti jauniesiems kūrėjams Vilniaus dailės akademijoje. Kada įvyko gyvenime, karjeroje virsmas tarp vieno vaidmens ir kito? Tarp, pavyzdžiui, mėgstančio siūti žmogaus ir tekstilės menininko? Nepaisant to, kad studijavau ir savo bakalaurą tekstilę, bet visą laiką kūriau madą ir man rūpėjo rūbai ir mada, aš kolekcijas darydavau. Ir tik tai, kai aš grįžau studijuoti magistro studijų jau po gan ilgos pertraukos, man apsivertė. Gal dėl to, kad man buvo pačiai iškilę tokie, gal ir jau ir su amžium kažkokie tokie apmąstymai, kažkaip jau gyvenimo patirtis tokia atėjo ir labai atsivėrė kažkokia tokia, beprasmybė, tarsi man atrodė to, ką prieš tai dariau. Aš dabar nemanau, kad tai beprasmybė, bet tiesiog toks giluminis labai dalykas. Ir studijuodama tekstilės magistrą, pajutau, kad visgi, man labai patinka tekstilės menas ir tas rūbas išliko, rūbas kaip metafora tapo. Per rūbą jisai niekur nedingo. Aš atradau, kad čia mane tas labai traukia. Paskutiniu metu gal labai rūpi ta atmintis tekstilėje, kuri yra įsigėrusi. Ta sena tekstilė, kuri yra kažkur tai berudyjanti, bekiužanti. Ir man įdomi ta istorija, kuri joje yra. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, nebūtinai gali būti ir pats rankų darbas, meditatyvumas, kaip, tarkim, kažkokį sluoksnį tu keiti, skirdamas tam laiko ir monotoniškam kažkokiam pasikartojančiam veiksmui ar siuvinėjimui. Aš pati neaudžiu, bet irgi tas buvimas su medžiaga ir tarsi kažkaip aš išgyvenu tą tokį medžiagos metafiziką, kad kažkas tame atsiranda. Mane tai traukia. Tekstilė, tas medžiagiškumas mane traukia, tas, kartais sakau, mėsa, tekstilės mėsa. Ar ši trauka yra toks labai išskirtinis pojūtis, galbūt, kartais ir pati jauti, kad tik tau jisai yra, o kitiem ne? Ar atvirkščiai tai yra mus vienijanti patirtis? Nemanau, kad tik galbūt man kaip tekstilininkai, gal tai yra ir šiek tiek sustiprintas tas dalykas, bet aš manau, kad apskritai veikia, nes tai yra materija, mes esame vis tiek žmonės ir tas pojūčiai ir akimis ir lietimu, tai yra vis tiek labai veikia tas dalykas. Kartais be abejo, irgi ir ypač, kai aš ten dabar tokį projektą darau ir apsikroviau tą seną tekstilę, tai yra tas kartu ir baimė, kad tai nebūtų to pertekliaus tos medžiagos, nes tai vėlgi tada veikia kitaip, tada vėl pradeda kažkaip destruktyviai mane veikti, nes aš jaučiu, kad tarsi iš to seno norisi sutvarkyti ir padaryti kažką, atnaujinti ir kad tai kažkaip vėl sužibėtų iš naujo, bet prie to reikia labai daug tokio man apmąstymo, išbuvimo ir atskyrimo tų pelų nuo grūdų. Tai kartais, kai turi tą visą kalną, tai tikrai nėra lengva, nėra paprasta ir gal ir net atstumti gali. Koks tai yra projektas? Šiaip tai yra tąsa, iš tiesų yra tąsa, ką pradėjau su tais senais apklotais daryti, tada skarelės, tai yra tokia namų tema, namų. Ir mąstau ir galvoju apskritai taip egzistenciškai apie namus, kas yra mums namai. Ir toks, kad žmogus visą gyvenimą tarsi ieško tų namų. Ir aš pati dabar dar taip sutapo, kad kraustausi 27 kartą ir ieško tų namų ir žodžiu, kas yra tie namai, bet konkrečiai, kas liečia tą kūrybą, tai aš atsiremiu į namų tekstilę, kuri namuose tekstilė yra ir tarkim aš turiu tokį palikimą mamos visokių ten rankdarbių, patalynių ir man šitas procesas toks net
ko nesakralus ir su juo turiu laiko tokio praleisti ir ištraukti tą kiekvieną daiktą ir pagalvoti, kaip aš kūrybiškai kažką atnaujindama, kažką perkurdama galėčiau taip universaliai kalbėti apie namus. Tai, čia toks mano dabartinis vykstantis tyrimas. Tai va čia matot tą kilimą, kuris yra nunertas ir aš pagal mamos servetėlę. Išdidinta tarsi tas, kažkoks mamos tas maža servetėlė ir tada kitam mastelį padarius, man toks yra va tas išdidinamas ir ilgesio tų namų, ar ten mamos, kažkokius tokius kalbu, gan sentimentalus dalykus, bet kadangi aš niekam neturiu, kaip sakyti, pasiteisinti, aš tiesiog leidžiu sau būti su ta medžiaga. Po kažkokį daiktelį traukiu ir taip apmastau ir kyla kažkokios mintis. Man atrodo, šitoje vietoje būtų labai įdomu pratęsti, kokią turi ekspozicijos galerijai Balta viziją. Nes mūsų susitikimas šitas nuo ankstesnių skiriasi tuo, kad dar nėra parengta ekspozicija. Dalis dar dėžėse, dalis dar galbūt ne tose vietose, kur turėtų kabėti. Tai ką čia pamatys žmonės atėję į parodą? Čia labai daug ko nepamatysim. Tiesiog yra tokių iš praeitų projektų, kažkas iš dabar vystomo projekto, bet galvoju padaryti tokią irgi truputėlį nuorodą į namus ant sienos, tokia tarsi užuolaida, kuri iš senos lovatėsės, tada tas kilimas servetėlė, tada noriu pakabinti irgi tokį švarką, kuris yra siūtas iš senų bažnyčios altortiesių, kurios buvo sulaistytos vašku ir ten, žodžiu, nugyvenę visą savo ten gyvenimą tai šventovėje ir man buvo atiduotos. Aš dariau vienam spektakliui kostiumą ir dar liko gabalėlis, tai labai norėjau dar vieną, nes būtent man irgi, kad tai yra toksai, kaip čia pasakyti, tailoring klasikinis švarkas ir tai nėra nieko naujo tame, daug kas daro, bet man svarbu, nežinau, gal dėl to, kad aš žinau, bet aš akimis, kai liečiu tą švarką, aš kažkaip jaučiu ir galvoju, kad čia yra kažkas daugiau negu tik divonas kažkoks senas. Tai man, sakau, čia vėlgi tas man kalbasi ta atmintis ir tarkim tas namų truputėlį tokia nuoroda į namus ir į namus kaip į šventovę tokia tarsi. Tai viena tokia tema, bet tik užuomena tokia. Kitas dalykas irgi yra keletas meškučių, kuriuos aš irgi sieju su vaikystė, kuriuos gali apkabinti kaip mažą save, kuriuos gaminu pati irgi lėtai ir taip su didelė meilė ir apkabinimu. Tai va toks irgi kažkaip tarsi į savęs mažo tokia nuoroda. Ir kiti dalykai tai bus keletas bomberių iš skarelių, kurių jų projektą prieš tai dariau Rožių darželis. Tai vėlgi tokia galimybė, kaip galima išnaudoti tas senas skareles, pagaminant visiškai tokį šiuolaikišką produktą, visiškai dėvimą. Man kažkaip patinka toks momentas, kad tarkim kažkas pamato, tiesiog gražus švarkelis, ar ten gražus daiktas. O man pačiai kuriant, tai buvo ta visa istorija, kaip prie to priėjau, tas Rožių darželis, močiutės skarelė, rožančiai, bažnyčia ir su istorija susiję, ir su mūsų sovietinė istorija, ir su, žodžiu, išsivystė tas ir kodėl bomberis, dėl to, kad tai irgi susiję nuoroda į karo uniformą, bet čia tarsi norisi labai tos taikos. Tai va čia jau apie šitą projektą daug esu kalbėjus, tai gal ir nereikia kalbėti tada, kas liko nuo bomberių, skarelių, tų gabalėlių. Padariau tokias knygeles, kaip užrašinės ar sketchbookus. Tiesiog irgi kaip galimybė, kaip galima vis tiek tą gabalėlį panaudoti tvariai ir man atrodo visai originaliai. Viską, ką darau labai sąmoningai, man norisi labai paprasta tai daryti. Kadangi daugumą dalykų pati darau, man jisai
tas paprastumas siejasi su tokiu pačios buvimu su tuo daiktu, saugumu, paprastumu, tarsi buvimu namie irgi tokiu nekomplikuotų ir edukuotų, bet tokių, nežinau net kaip įvardinti, bet tas procesas man pačiai jo reikia. Tai va. Kas apskritai suformavo tave kaip tokią kūrėją? Kažkaip pamenu savo tas pradinės tokias stadijas, kai su mada dirbau, tai labai taip norėsiu viską dekonstruoti. Ir ten tokia, nes tuomet irgi, pamenu, studijavau prieš akademiją, buvo berods ten aprangos dizainas, vadinosi dabartinė kolegija, bet tuo metu dar nebuvo kolegija. Ir aš kažkaip vis galvodavau, kokie čia kriterijai, kodėl čia šitas gerai, o šitas blogai dizaineris, ir aš niekaip nesupratau. Neturėjau tiesiog visiškai vidinio pojūčio juos suprasti, kol nesusipažinau su japonų dizaineriais Yamamoto, Rei Kawakubo, Kenzo ir Issei Miyake, kurie ten buvo tą istoriją, sužinojau, kaip jie atvažiavo 80-ais į Paryžių ir ten, žodžiu, ir atrodė jie tiesiog karikatūriškai tame kontekste rafinuotos mados ir sužinojau visą tą jų filosofiją ir va, tas mane labai užkabino, kad kas yra gamtoje, tai nėra viskas iššukuota, išlaižyta, tai yra ir žaliai išdegus, ir medis nulūžęs, ir kaip ir žmogaus viduje, ne? Ir va, ko jie skiriasi, kad jie to ne maskuoja, o tai į išorę parodo, tai dekonstruoja kažkaip tą vidų. Ir man tas labai, galvoju, gal tikrai ir aš galiu būti čia šitą. Tai aš tikrai atsimenu savo pirmas kolekcijas, tai visos buvo tokios ten ir surištos rankos, ir išardyti ten marškiniai, ir ten bet kiek rankovių, ir ten dekonstrukcija tokia. Buvo va toks laikas. Man dabar nesinori to į išorę, bet kažkaip norisi tai transformuoti ir kažkaip tiesiog turbūt iš vidaus taip gaunasi. Nors, pavyzdžiui, man labai įdomu kitų menininkų žiūrėti, ir net ir mados meno, ir šiaip meno man labai įdomu, bet galvoju, vat man taip yra, ką aš galiu padaryti. O šiaip kokie kūrybiniai metodai labiausia pačiai patinka, yra pasiteisinę ir kuriuos prisijaukinai ir praktikuoji? Man rūpi perdirbimas, man natūraliai taip tiesiog gaunasi, ne dėl to, kad aš labai tvariai mąstau, bet tiesiog kažkoks yra tas noras tarsi paimti ir vat sutvarkyti, atnaujinti, kažkoks toks perdirbimas, apropriacija, kažkokie tai irgi nuorodos iš vienur ir perkeltos į kitur, bet visą laiką turi iškovoti to laiko savo kūrybai ir man atrodo, aš labai pasidalinus tarp daug veiklų ir iš tiesų, už tai nelabai taip norisi ir kalbėti, ir tuos interviu duoti, nes prikalbėti aš čia galiu, bet reikia dirbti, reikia daryti ir reikia pakovoti, kad iškovočiau laiko, nes kartais tas laikas yra tikrai savo ir miego, ir laiko sveikatos sąskaita. Tai norėtųsi gal daugiau norėtųsi išplėšti jo. Kažkaip aš matyt, dar mokausi, dar renkuosi, arba nesirenku, aš plaukiu biškį pasroviui, dar kažkaip kaip gaunasi, po to puolu, nes viduj, kai gimsta mintis, tu negali jos uždusinti, tu turi ją daryti. Tai ar nėra čia to ir konflikto tam tikro, kad tarsi tai asmeniniai kūrybai tektų atkovoti laiko iš projektų, kurie irgi yra ir įdomus, ir auginantis, ir svarbus? Taip, ir dėkinga esu už tuos visus projektus, nes tai irgi mane augina. Nes darbas su komanda, tarkim, irgi yra kiti pliusai. Bet kažkoks dabar man toks laikas, atrodo, kad truputėlį labai, kaip sakyt, vis tiek yra truputį per daug gal, skirtingų. Ir tada per daug ir tada gaunasi visi po truputį. Tai va šitas man yra dilema su savim dabar ir galvoju, kažkoks norėtųsi,
Nu tai, bet čia visiems turbūt menininkam norėtųsi kažkaip atsigauti toj savo, sustiprėti savo toj kūryboje ir tada, kad tu galėtum ir kitose vietose būti stipresnis ir duoti. Tai derinam, tai viskas gerai, dabar iš tikrųjų su teatru dabar ir tokią pertrauką turiu. Tai bet taip yra, kad pasidalini ir būna arba nieko, arba viskas ir tada toks ir dar plus jeigu kraustaisi, viskas taip į vieną mazgą susiriša ir man tikrai kartais taip galvoju, čia matyti yra ir kažkokie vidiniai dalykas ir mokėjimas persijungti ir mokėjimas priimti paprasčiau tuos pasikeitimus, nes tokį sukūrus esu savo kažkokiam rate įvaizdį, kad tu visą laiką užsiėmus. Ir aš galvoju, man nepatinka šitas pasakymas, reiškia, tikrai kažkaip labai norėčiau dabar jau šitam etape išmokti atsirinkti ir kažkaip taip, turėti svarbiam dalykam laiko. Išmokti tvarkyti su laiku, va taip, gal taip, nežinau, ar tu moki. Man atrodo labai moki. O man tai atrodo, kad čia yra... Galbūt net, aš tai labai klausau, atrodo, kad aidas eina tiesiog iš vidaus, bet galvoju, kad čia turbūt yra ir laikmečio ypatumas. Mes greičiausiai būdami šitam laike ir šitoj vietoj trokštam iš dalies ir tokių neįmanomų dalykų. Neatsisakydami vieno, žodžiu, negalim turėti visko, tikrai negalim turėti visko, o tiek yra labai daug gero aplink ir gyvo ir vykstančio. Ir tas noras viduje, aš galvoju, net ir kūryboje, nėra nuoseklumo, nes man, pavyzdžiui, gerai labai čia kažkaip užkabinai, nes labai man patinka ta sena tekstilė, bet tuo pačiu staiga patraukiu viską ir staiga aš noriu kažkokių ryškių, kažkokių kerpų, kažką darau, ten, žinai, visai nesusijusių dalykų, dizaino tokių labai elementarių, tada man įdomu ir ten teatras, ir įdomu ir tas, ir galvoju, tikrai ne vieną tinklalaidę klausiau jau iš šio projekto ir žaviuosi autoriais, kurie atrodo labai tikslingai tam tikroj nišoj dirba, nes tada tu tą labai rezultatą gali gerą padaryti bet aš taip viduje galvoju, bet man ir taip norisi ir, tai va, tai turim, ką turim. Aš nesakau, kad čia yra blogai, bet gal vis dėlto ir ateina laikas, kai kažkiek tu turi vis tiek apsispręsti. Klausydama, kai pasakoji apie bomberius ir užrašines, nustebau išgirdusi, kad pasiūlai į savo kūrybą žiūrėti kitiems kaip į įkvėpimo šaltinį ir daryti patiems. Kiek tau yra svarbu padėti kitiems įgyvendinti projektus su jų turima tekstilė arba kiek nori tas idėjas tiesiog paleisti į visuomenę, padrąsinti savo darbais, tiesiog žiūrėti jautriau į turimą tekstilę ir ją įveiklinti, nors tai gali tapti ir labai panašu į tai, ką tu sukūrei. Labai geras klausimas, nes galvodama apie tą projektą, apie namus, aš net ir planuoju padaryti keletą ir dirbtuvių ir tiesiog išmokyti tokių paprastų dalykų, ten pasidaryti aplankėlį ten užrašinį ar ten, nežinau, kosmetinę kažkokią, kažkokių tokių paprastų dalykų, tai tikrai planuoju tą daryti. Kas liečia bomberius, lygiai taip pat man žmonės rašė, kad labai nori įsigyti, keletas yra jau tikrai taip išprašyta ir parduota, bet jų buvo 10, ten irgi tokia idėja, kaip 10 Sveika Marija karoliukų, viskas susiję su ta rožės, rožančiai, močiutės, ta visa istorija. Tai tų 10 aš pati, kaip sakyt, juokauju, užpatentavau tik tų 10 ir kai prašo pagaminti, aš norėčiau tokią paslaugą daryti, bet aš tiesiog kol kas pati nepajėgiu tokio dalyko, nes man atrodo labai faina būtų, jeigu žmogus ten iš savo kažkokios pintos, nes aš ką naudojau, tai tikrai naudojau ne tas labai švarias ir sveikas skareles, bet būtent tas, kurios yra pažeistos, kandžių ir taip toliau, tada tu ieškai, kaip ten iškarpyti, kaip ten panaudoti, nes gerų man net gaila karpyti iš tikrųjų. Aš raginčiau kiekvieną tokį dalyką apmastyti, ką galima būtų perdaryti. Taip, aš tai dariau, kaip vyščiau tokią visą idėją ir instaliaciją, parodą dariau. Tai apie tai
atrodo viena ta skarelė, bet kiek jinai gali papasakoti dalykų, ne? Ir aš jau kaip menininkė tada kuriu tą erdvę, sodinau rožės ten ir taip toliau, kad pastiprinta visą. Bet šiaip aš labai raginčiau šitą daryti. Taip, yra momentų, kur būna ten visokie būreliai, ar šiaip siuvėjos ir geros siuvėjos siuva tuos iš audeklų. Man irgi kartais kyla tas, man širdį skauda, kai gražus audeklas yra karpomas. Aš nežinau, šitą atsakymą aš neturiu. Kita vertus, aš galvoju, gal į muziejus ne viskas sueis, o jeigu ten kažkur, nematomi pūva tie audeklai, tai gal geriau ir siūti tuos, nežinau, rūbus. Tiesiog yra tokios dvi pusės. Nežinau kuri yra teisinga, bet šiaip tai pernaudojimui, jeigu neišeina kaip lovatėses naudoti, jeigu, nežinau, neturi ten kažkokios labai vertės muziejinės, tai, aš galvoju, kodėlgi ne. Tos diskusijos socialiniuose tinkluose yra gana dažnas ir tikrai yra tų, kurie yra ir už tai, kad, pavyzdžiui, divonai virstų švarkais, kostiumėliais, pagalvėlėm ir kuo tik tai nori, o kiti toj pat, kaip sako, karpom muziejinės vertybės. Bet gal čia ir yra didžioji ta vertė, kad mes apskritai keliam šitą klausimą. Taip. Aš pati dirbau su projektu su Lietuvos nacionaliniu muziejum, ten tekstilės atkūrimo dirbtuvėse. Irgi mes ten atkurtos medžiagos, mes darėm tokius suvenyriką ir irgi bendravau. Tai tikrai yra labai skirtingų, bet gal ir gerai iš tikrųjų. Čia ir neturi būti vienaip ar kitaip. Aš irgi manau, kad kiekvieną galima taip pagalvoti, gal pasitarti ir tikrai. Bet šiaip iš principo tikrai, nes, pavyzdžiui, tos skarelės, aš galvoju, kaip toks praktiškai buvo kai kurios jos iš vos ne iš šiukšlynų. Ta prasme, kur jau visiškai nereikalingos, sugriauštos ir tada, ką tu išsitrauki, skalbi, ten glostai, galvoji, dėlioji. Tikrai procesas toks, kad išsidėlioji, išsikloji viską, vėl susipakuoji, vėl. Toksai, ir ilgai galvojau, ką aš noriu. Aš žinau, kad rūbą, bet neužtenka man kaip, kūrėjai tiesiog bet kokį rūbą. Turėjau iškontempliuoti, koks tai rūbas, turėjo ateiti ta tokia mintis. Ir per tą buvimą su medžiaga, tokį dialogą su ta medžiaga, su ta istorija joje, tai, aš jaučiu, matyt, čia yra man tas malonumas. Tai matyt, kad aš visgi, nepaisant to, kad daug skirtingų dalykų darau, bet čia vienas iš tų, kur mano yra. O kaip nepaskesti toj užsistovėjusios, nebereikalingos kažkam tekstilės jūroj? Nes tikrai yra tokių rizikų. Kai jau dariau tas dėkliukus ir liko dar tokie šniūrai, tai jau tikrai buvo negaila išmesti. Bet šiaip čia yra dilema. Ir kadangi vis tiek daug kas siunčia ir siūlo skarelių, bet aš jų tiesiog nebepriimu. Jau turiu pakankamai. Ir ką turiu dar ir su kuo noriu susidoroti, tai su savo tų namų tekstilė, kurios išmesti aš kol kas negaliu. Kaip išmesti, gal kažkaip panaudoti dar galima, bet čia yra rizika. Bet čia yra rizika tekstilėje apskritai, man atrodo, nes kiekvienas šniurgalis gali būti panaudotas. Ir čia jau šitoj vietoj, turi labai sąmoningumą išjungti ir įjungti. Ir galbūt dabar labai gerai, kad aš vėl kraustausi. Gal bus laiko permastyti, kai dėliosiuosi naujai daiktus. O kas yra įvertinimas tau kaip autoriai? Ar keitėsi per tam tikrą laiką atsakymas į šitą klausimą? Savo pradžioje, kai kolekcijas pristatinėdavau, man reikėdavo tokio patvirtinimo ir labai džiaugdavausi, kad kažkas tai pamato, kažkas tai įvertina, nes atrodydavo tai tarsi labai man netikėta. Dabar, kai darau, galvoju, kad įvertinimas ir neįvertinimas kažkaip man
Kaip čia pasakyti? Iš tikrųjų, gal kalbėsiu apie paskutinę tą rožių darželį. Tiesiog dėl to, kad kai ta gimė mintis tokiam nuostabiam simpoziumai, kurį buvau tekstilininkių balta pakviesta ir kai ta visa idėja ten man susivedė, supranti, kad tu esi tik laidininkas ir tu turi tai padaryti. Ir šitas dalykas atpalaiduoja nuo vertinimo kažkaip. Aš nemoku pasakyti. Tiesiog tu supranti, kad wow, čia aš ne tai, kad aš taip sugalvojau, bet man taip pasisekė, kad aš buvau ir man va taip patiek. Tau tiesiog kaip dovana nuleista buvo tas. Tai kažkoks va šitas man išlaisvina truputį nuo vertinimų, nes vertinimai visą laiką jie bus žmonės, kurie vertins ir bus žmonės, kuriems bus tai atmestina arba tiesiog neįdomu ir kai dariau, labai jaučiau, kad turiu padaryti vis tiek parodą tą su rožių darželiu. Neužtenka to vieno bomberio ir tos istorijos. Ir dariau tą parodą ir kažkaip dėliojau, stumdžiau ir viskas taip atrodė, taip susivedė. Tiesiog kaip tokia atsakomybė buvo, kad man buvo duota ir aš turiu iki galo tai padaryti. Ir nežinau, kaip bus. Ir tas nuovargis, aišku, didelis. Ir atrodo, kam čia to reikia. Bet kai padarai ir ateina jau žmonės, jau įžengia į tą erdvę, tas padarimas iki galo, kad ir netobulai kažko, tiesiog kaip va, tą laiptelį sustvirtina ir tu tada gali žengti kitą žingsnelį. Jaučiu, jeigu aš viską padariau, ką galėjau, tai man čia ir yra įvertinimas tiesiog. Visiškai galėjo būti toksai tiesmukas atsakymas, kad, pavyzdžiui, įvertinimas tai yra tada, kai nori visi nusipirkti, pavyzdžiui, arba kad aš visiems pasiūčiau. Čia mes priėjom prie stabdžių. Nes dabar galvoju, jo, iš karto viską norėjo nupirkti. Taip yra. Ir dabar net karts nuo karto parašo. Ir va čia va yra jau tas, kad man jau tai yra neįdomu. Ta prasme, tai parduoti taip šitą, čia dar ir keliose parodose dalyvavo ir dar dalyvaus, bet turiu omeny, bet jau ta gamyba, va šitas man yra raumuo mano neišmasažuotas, neištreniruotas ir aš matau, kad vienaip ar kitaip aš prie to grįžtu ir turiu aš visgi kažkada grįžti ir įveikti šitą dalyką, nes nuo savo kažkokių senų pirmųjų darbų aš atsimenu, kad jausdavau tokią, ne tai kad negėda, gal ne ta žodis, prieš klientą, kuris nori, bet tu jį suvilioji ir tu jam neduodi. Tai taip atsitiko ir su šitą parodą? Ne, tiesiog fiziškai aš tiesiog neturiu pajėgumų to kaip verslo daryti, ne? Nes tarkim, šituos paruošti, pačius iškirpti, ten dubliuoji, po to kitą medžiagą apdaikstai. Tai yra labai labai daug darbo, kurį aš turiu padaryti, nes tai yra komponuoji ten iš 2, iš 3 skarų, ne? Po to jau tu gali duoti siuvėjai ir man siuvėjos nuostabios tikrai padėjo įgyvendinti. Bet aš va šitoj vietoj tada aš turėčiau tik tai ir daryti. Aš darau ir tą, ir aš tada sakau, aš labai atsiprašau, aš nepajėgiu, negaliu. Ir čia reikia matyti tos ir vadybininko gyslelės, ir tokio verslo, tikrai, čia yra reikalų. Tai kitaip sakant, Dovilė sukuria labai gražių dalykų. Ir niekam jų neduoda. Žmogus ateina, sako, aš labai norėčiau įsigyti. Ir Dovilė tada sako, aš sakau, jeigu tu labai ir tikrai nori, tai tikrai ir turėsiu. Bet prieš tai aš dar parodysiu 5 parodose. Tai po metų susiskambinkime. Panašiai. Ačiū Dievui, kad dabar paroda turbūt paskutinė Panemunės pily, dar vyks ten su mados katedros dėstytojais, tai ten jie 3 jau tik likę, o kažkiek galima ateiti į baltą bus pamatyti, pasimatuoti. Aš tai skaitau tokius kaip tikrai vienetinius to projekto tokius kūrinius. Tai taip yra. Tai man visokių pasiūlymų plūdo, tu turėtum juos siūti ir ten pardavinėti masiškai ir net nebūtinai iš karelių, bet tokius raštus daryti. Nes akiai, matyt, tas traukia akį. Bet, iki to dar nepriaugau, bet aš gal
na, taip ir nenoriu, gal matyti, čia yra ne mano jau reikalas, nežinau, čia reikia jau tada kolaboruoti su kažkuo, kas man, arba reikia turėti, ko irgi savo laiku nepadariau, kaip dizaineriai dirba su konstruktoriam, su siuvėjom, užsiaugina tą savo komandą, tai kai esi vienas, nėra taip paprasta. Šiaip tikrai ne pirmą kartą girdžiu ir ne tik tai iš kitų, bet ir savo mintis girdžiu kartais ir galvoju, bet atrodo, kaip reikia gero vadybininko ir viską padarys. Reikia komandos ir tada bus gerai. Ir atrodo, kad tau reikia ir tu tiesiog nenueini į kitą žingsnį, bet ir lieki kažko kaip ir nepasiekęs. Galima ir įsivardinti savo ir pasakyti, kad taip, tai yra kitų žmonių kelias, bet mano kelias bus kitoks. Aš kažkaip taip ir jaučiuosi legaliai aš tai darydama, nepaisant to, kad gal aš kažką ir, gal ir nuliūdinu, nežinau, ta prasme. Bet tiesiog, kadangi tai nėra užsakomieji kažkokie projektai, tai aš vis tiek darau tai kaip savo sielai, savo darau. Ir labai smagu, kad patinka, gal tikrai reikia apmokyti kažkaip tada, nes žmonės kartais ir nelabai ir supranta, kiek čia laiko praleista. Ką čia yra toks bomberiukas, žinai. Tai aš kažkaip taip, legaliai jaučiuosi, bet tikrai pagalvoju, kad kažkokia linija būtų labai irgi ir man pravartu, ir teisinga kliento atžvilgiu, kad visgi kažkas plauktų ir tada galėtų būti tai pasiekiama. Ir man atrodo, tai būtų teisinga ir būtų gražu irgi. Tai atsakau, bet šitas toks sudėtingas truputėlį dalykas, gal reikia imtis jį irgi ten kažkaip tai žiūrėti ir daryti, bet kol kas yra kaip yra. Sakau, gyvenu iš įvairių projektų, iš įvairovė ta yra ir man gal neįdomu vien daryti būtų savo irgi. Jeigu dabar rašytum skelbimą, kokio žmogaus reikėtų šalia, kuris sukurtų tą reikiamą tąsą? Aš ką pasvajoju, aš labai svajoju apie dirbtuves, kuriuose dirbtų kažkiek tai žmonių profesionalų. Šitą man vadyba taip, bet man ir ta pati tas įgyvendinimas, tu kuri idėja, bet kad būtų meistrai, pavyzdžiui, bent jau vienas, du žmonės. Aš svajočiau apie tokias dirbtuves, kur galima būtų tas idėjas įgyvendinti ir dauginti. Ir vadyba, aš manau, gal net sakyčiau, lengviau yra, man atrodo, surasti, išieškoti, negu tos žmonės, su kuriais tu galėtum dirbti. Ne tai, kad ten tu samdai siuvėją, bet kad tas kolektyvas būtų išvien ir matytų tame ir naudą, ir prasmę. Man labai norėtųsi dirbti su gerais amatininkais, kas gerai išmano savo amatą, nes aš jauri, bet aš esu tokia gan žiūri, man kokybė yra labai svarbi. Man svarbu. Ta prasme, gal tai yra dėl to, kad būtent tie gaminiai yra labai tokie paprasti dizaino prasme ir man tada labai svarbu, kad jie būtų taip labai preciziškai padaryti, kad aš jaučiu, kad man ramu, kad aš nestumiu kažkokios nekokybės. Ir, tai požiūris tikriausiai į patį gaminį, į patį darbą. Aišku, aš suprantu, kad čia labai daug noriu. Ir daug, ir mažai. Bet norėtųsi kažkokie, kad vis tiek tai būtų bendraminčiai ir kad tai būtų lygiavertiškumas tam tikras. Ne tai, kad aš dabar tikrai pagalvoju, bet noriu kolegų. Ne tai, kad aš samdau kažką, bet norėtųsi turėti kolegų ir labai pavydžiu, net ir balta merginoms, žiūriu čia dabar, ir dizaineriams, kurie, ir menininkams, kurie kažkokius turi kolaboracijas, turi arba užsiaugina tokią komandą. Man atrodo, tai yra labai stipru. Čia tokia siekiamybė ir svajonė, o šiaip tai reikia pinigų. Tikrai, nes aš kaip ir matau kartais jauni dizaineriai irgi kažkaip taip tikrai per savo tą darbštumą, per siekimą, mados, pavyzdžiui, dizaineriai, netgi buvę studentai, per tokį kruopštų darbą, per atsidavimą savo profesijai,
viskas atsiranda, ta prasme, ir ta komanda, ir tie klientai, nes tu matai, kad yra taip labai labai daug atsidavimo, daug meilės tai profesijai, daug laiko skirta. Tai labai, labai faina, kai jau jauni tai supranta ir taip siekia, kažkaip man labai žaviuosi. Skamba tarsi pati būtų nesupratus. Ne, tai aš nesiskundžiu, aš irgi džiaugiuosi, tikrai džiaugiuosi. Tiesiog kitoks jisai yra tas kelias, kad ir taip, ir taip, ir man tai yra įdomu, aš tai darau dėl to, kad man taip yra įdomu, aš negalėčiau vienoje srityje ten, taip yra. Jeigu įsivaizduokim Lietuvos mados istorijos, čia labai realu vadovėlį, kurį skaitys žmonės po 100 metų, skiltyje apie Dovilę Gudačiauskaitę. Kaip norėdasi, kad skambėtų pirmieji sakiniai? Aš kažkaip su mada savęs nebesieju, žinai, kaip su mada. Su drabužiu taip, nors kas čia žino, dabar visai gal ir kirba mintis kažkaip grįžti prie kolekcijos. Yra tas kažkoks noras, galbūt tai ir įvyks, nežinau. Ar yra kažkokių tokių ambicijų pakeisti, pranokti, nes neretai ir lieka žmonės tokie ryškiausi istorijai. Jeigu pasižiūrėtumėm, tai turi galbūt ir nugriauti ką nors ir nutildyti, kad tavo balsas būtų išgirstas. Man kažkaip gal ta kūryba yra ne dėl kūrybos, o tai yra man priemonė gyventi pačiai, būti ir savanaudiškai dabar gal taip pasakau, bet tai nėra tikslas mano. Tai yra priemonė ir negali čia būti jokių ambicijų, nes aš neišradinėjau jokio kosmoso, tikrai. Tai tiesiog aš laiminga esu tada, kai esu su žmonėmis, kai galiu dalintis, kai galiu kažkokį padaryti mažą atradimą savo ir juo pasidalinti. Net ir teatre kostiumai, jie nėra įspūdingi. Aš dabar taip objektyviai sakau, būna toks dailininko teatras, kada labai, pavyzdžiui, kostiumai gali labai diktuoti dalykus, ane? Ir yra tokių dailininkų, kurie, labai įspūdingai tai gali sukurti ir tam spektakliui to labai reikia. Aš kiek esu dirbus teatre, turbūt ne vieno tokio nėra, nes aš žinau, kaip nesugadinti. Aš labiau gilinuosi į vaidmenį ir, aišku, turiu savo kažkokį braižą, bet mano užduotis neišsišokt, išryškinti tai, ką reikia. Man labai svarbu tas bendravimas su aktoriais ir netgi komunikacija, kas liečia. Ir tarsi, man kartais toks būna tikrai jausmas, tarsi aš nieko ir nesukuriu, bet tai atsiranda savo laiku ir atsiranda tai, ko reikia. Aš taip jaučiu, taip jaučiuosi, kad taip ne per efektą kažkokį, bet irgi bendradarbiavimą. Tame jaučiuosi komfortiškai, ta prasme, aš jaučiu, kad mano yra dovana įsižiūrėti, ko reikia. Ir tai nėra galbūt taip pastebima, ne? Niekas nieko nesako, nes tai yra tiesiog viskas gerai, ne? Ta prasme, tai neišsišoka. Bet aš tame komfortiškai, aš matyt, visur kažkokio ieškau to pataikymo, kad taip nesugriauti. Ir man labai, labai svarbu, kai būna toks komplimentas, jeigu ten aktoriai, kol repetuoja, daug būna ieškojimų, visko ir po to sako, bet aš užsėdėjau šitą rūbą ir man dabar viskas aišku, koks tas vaidmuo yra. Nežinau, kaip tai veikia, nežinau, kaip tai paaiškinti. Gal čia irgi, sakau, yra toks dalykas, kad aš kaip labai, labai svajojau dirbti teatre ir aš kai pradėjau dirbti teatre, pirmas režisierius buvo vengrų toks režisierius, kurios manęs visai nepažinojo, o aš buvau tokia iš mados tarsi to ir aš labai norėjau tą madą į tą teatrą. Ir jisai mane labai taip perauklinėjo ir jisai man nuolat kartojo, kad čia nėra tavo kolekcija, čia yra
kita aplinka ir čia yra daug, yra visokių kontekstų ir yra režisierius, yra aktoriai, yra pjesė, ne, ir čia neturi tu parodyti savęs. Čia tu turi tarsi pasislėpti po tuo, kažkiek tu vis tiek išlieki savim. Ir man tas iš pradžių buvo labai labai sunku ir taip labai kaustė, nes labai apribojo. Bet matyt, gal šitas man irgi tokį uždėjo, kad aš tada visą laiką labai galvoju apie tą kitą ir kaip čia jam padėti, o nepakenkt, ir ką čia galėtum pasiūlyti, ir tada siūlai, ir tai vyksta bendradarbiavimas. Tas pats aktorius yra to paties irgi kūrėjas. Tu tik kaip profesionalas jau suvedi dalykus, nes vis tiek tu turi matyti tai, ko jisai, būdamas scenoje, nemato. Tu turi pamatyti, kur reikia akcento, kur reikia koks koloritas, kokios tekstūros, ne. Vis tiek tokį bendrą, tu kuri tą, labai daug, aišku, dirbi su scenografu. Tai taip. Ar tie patys principai galioja ir gyvenime? Kasdienybėje? Manau, kad taip. Štai taip. Ir lengvai ir gana giliai, sakyčiau, minčių labirintais pasivaikščiojame su Dovilė Gudačiauskaitė. Pabuvojom ir ant mados podiumo, ir teatro užkulisiuose. Pakedenome tiek raštuotas skareles, tiek laiko palytėtą namų tekstilę, kuri Dovilės rankose įgauna naujas prasmes. Galerijoje Balta šie kūriniai lauks jūsų žvilgsnių iki rugsėjo 28 dienos. Čia buvo tinklalaidė Autoriaus diena ir aš, žurnalistė Milda Paukštė. Jei dar negirdėjote, kviečiu pasiklausyti ankstesnių tinklalaidės įrašų, kurie yra tarsi raktai į išties labai įdomių Lietuvos dizainerių kūrybą. Šį projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Iki kito karto.